Laidą pristato Auksinė mintis. Visų laikų žmonėm įdomu, kiek visgi gavo Judas, paskaičiavus mūsų pinigais. Plačiau miestelio naujienas aptars Palytikių klubas. Žinokit, kolegė, nelaimė nutiko mieste, didelė nelaimė. Kokia čia nelaimė, kas nutiko, mirė gal kas? Ne, nemirė, bet man atrodo, kad čia net baisiau užmirti. Nu jau, pasako, kasgi nutiko? Tu tik pagalvok, tarybos nariai pakėlė ranką prieš bažnyčią. Jau negali šitą būt. Gali, visus 20 metų taip gražiai sugyvenę, su bažnyčia, ypač keletą paskutinių metų ir staiga, kaip žaibas iš giedro dangaus. Koks čia žaibas, papasakok man dabar. Na matai, praėjusį ketvirtadienį miesto politikai nepatikėjo, kad katalikų bažnyčia didesnė varguolė už prasiskolinusią miesto savivaldybę. Ir kas čia tokia, kas čia per įtikinimai? Tu paklausyk iki galo. Gerai, klausau. Pirmą kartą savivaldybės taryba nepatenkino vyskupijos kurijos prašymą atleisti ją nuo 37 000 litų nuomos mokesčio už sklypą kultūros ir poilsio parke. Nu čia dabar pasaulio pabaiga. O kas keisčiausia, kad taryba tokį neįgimą ir negražų sprendimą priėmė tik vieno balso persvarą. Vaje, tai kasgi dabar tas išdavikas? Nepatikėsi. Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių partijos narys Viktoras ir jis sako balsavęs pagal savo sąžinę ir įstatymą. Ai, kągi gėda partijai, tas jaunuolis gal dar nesuprantis, kad tai balsuoja rankų kelią prieš bažnyčių. Matai, Viktoras suabejojo, ar teisinga savivaldybės biudžeto sąskaita remti bažnyčią, kai miesto ižde nėra lėšų už įstaigų šildymą sumokėti. Nu galanas rimtai šneka, bet burnot ir kelt rankų prieš bažnyčių dar nedrįsa ne vienas. Na, jūs teisi, šitiek metų taip gražiai gyvavo, draugavo ir, kaip sako, šia tau boba devintinės. Pati tu boba, kokia čia devintinės dar? Ašgi ne tau sakau. O tai kamgi, čia daugiau nieko nėra, da pavadinsi mane boba, tai aš tavi. Atsiprašau, nevadinau aš tavęs boba, čia toks posakis yra. Posakis, na tadam gerai. Tai va, tarp tų, kurie nebalsavo ir susilaikė, daugiausia buvo socialdemokratų. Tai čia niekas stebuklinga, jeigu bažnyčia nevaikšto jam nemotais. Klausyk, kaip kas balsavo, viską žino? Tai žinoma žino, jis dalyvavo posėdėje ir viską matė. Nu tai tadam šitiem bus blogai, kurie balsavo prieš. Jiems už tai atsirūkda ne kartu. Atskirs jos nuo bažnyčios ir dar gal, kad dabar iš viso laukan už tokius monus. Burnot prieš aukščiausiai yra pavojinga ir nerekomenduojama, bet jūs jau pasirinkot, tad žinokitas.